Jei atidarysime puslapį per kairiojo meniu skiltį sandėlio plius minus, matysime, kad šio puslapio lentelėje šiuo metu yra dvi nurašymo eilutės. Jei reikia papildyti sandėlį, turime suformuoti papildymą. Priežastis, kai reikia atlikti papildymą, kad padidėtų programoje esantis komponentų kiekis, gali būti pirkimas, komponentų išsinuomavimas arba laikinai įvedamas komponentų kiekis. Prekių papildymo formavimas pradedamas kairiajame meniu pasirinkus skiltį plius prekių papildymas. Atidarimas pastolių komponentų papildymo formavimo puslapis. Šiame puslapyje galime nustatyti akto numerį, datą, pasirinkti papildomų komponentų kiekius ir atlikus skaičiavimą bei parinkus papildymo priežastį suformuoti papildymą. Taip pat iš šio puslapio paspaudus mygtuką sandėlis plius minus galima pereiti į papildymo ir nurašymo operacijų sąrašo puslapį. Lauke akto numeris programa įveda 1, jei einamą dieną papildymo akto nebuvo, o tuo atveju, jei einamą dieną papildymo aktą jau suformuoti, tai numeris po jau esamo papildymo akto tą dieną didžiausio numerio. Šį lauką galima redaguoti, tačiau programa patikrina, ar jis nelieka tuščias ir ar jame yra skaičius. Tai atitikimų atveju programa sustabdo akto formavimą ir rodo pranešimą su atitinkama informacija. Lauke data programa įveda dabartinę datą. Šį lauką galima redaguoti, tačiau programa patikrina, ar jis nelieka tuščias ir ar jame įvedama data. Programa taip pat patikrina, ar akto numerio ir datos derinys programoje yra unikalus, tai yra neleidžia rašyti antro tos pačios dienos ir numerio papildymo akto. Esant neatitikimams, programa sustabdo papildymo formavimą ir rodo pranešimą su atitinkama informacija. Lentelės, kurioje pateikiamas visų apskaitoje esančių pastolių komponentų sąrašas, stulpelėje papildyti vienetus, reikia pasirinkti pastolių komponentų kiekius, kurie bus papildyti. Atsidarius puslapiui visų šių komponentų papildytas kiekis nustatomas į 0. Kiekiai pasirinkami iš išskleidžiamojo sąrašo, kuriame yra sveiki skaičiai nuo 0 iki 1000. Jei paspaudus mygtuką formuoti dokumentą visų komponentų kiekius paliekame ties 0, programa sustabdo papildymo formavimą ir rodo pranešimą su atitinkama informacija. Įvedant kiekius galime naudoti filtrą pagal komponento pavadinimą. Pavyzdžiui, atitinkamame langelėje pradedame įvesti pavadinimą ir sąraše lieka tik tie komponentai, kurių pavadinime yra atitinkamas tekstas. Papildysime 1,3 metro pastolio laikiklių 10 vienetų. Šio komponento visas kiekis šiuo metu yra 196, toks pat ir sandėlio likutis 196 vienetai. Tokiu būdu po filtravimo įvedame reikiamą atitinkamą komponento kiekį, o tada, norėdami matyti kitus komponentus, pašaliname tekstą iš filtro laukelio. Baigę įvesti kiekius, galime peržiūrėti komponentų, kurių kiekiai nėra nuliniai, sąrašą, paspausdami mygtuką peržiūrą. Jei pastebime, kad vis dar reikia pridėti komponentą, kurio nėra šiame sąraše, paspaudžiame mygtuką visi ir pasirenkame tą komponentą bei jo kiekį. Jei daugiau komponentų papildyti nereikia, paspaudžiame mygtuką skaičiuoti. Jeigu papildymo priežastis nėra ta, kuri pagal nutylėjimą pateikiama šiame langelėje, tai parenkame iš išskleidžiamojo sąrašo atitinkamą priežastį. Jei visi pasirinkti arba įvesti duomenys atitinka reikalavimus, paspaudus mygtuką formuoti dokumentą, suformuojamas papildymas. Atsiveria pajamų ir nurašymo sąrašas, kuriame matome, kad šiame sąraše jau yra pagrindiniai ką tik suformuoto papildymo duomenys. Atidarę pastolių komponentų sąrašą per kairiajame
meniu esančią skirtį prekės sandėlyje, pamatysime, kad atitinkamų komponentų kiekiai stulpeliuose iš viso vienetai ir sandėlyje vienetai ir laisvas vienetai šiame sąraše padidėjo. Papildyta 1,3 metro pastorio laikiklio 10 vienetų, šio komponento visas kiekis prieš papildymą buvo 196, toks pat buvo ir sandėlio likutis, o po papildymo visas kiekis tapo 206 vienetai, toks pat tapo ir sandėlio likutis.